Puikiai diena, kadangi turbūt visi suprantat apie šį sunkmetį, kuris yra atėjęs į Lietuvą. Tačiau vestos dėrybos su Mažeikių nafta, konkrečiai su ponu Račkovskiu, davė rezultatus ir sutiko Lietuvos krepšiniui padėti įskirti tam tikrą sumą lėšų. Tai galiu pasakyti, kad tai sudaro 33% viso federacijos biudžeto. Mes turim ir toliau sudaryti geras sąlygas mūsų vyrų krepšinio rinktiniai, moterų krepšinio rinktiniai, nes niekas nesupras, kad mes negalim padėti savo sporto šakai numeris 1. Dabar mes labai ramia sąžinė galim laukti to laiko, kada suvažiuos visi krepšininkai į Lietuvą. Jiems sąlygos bus taip pat puikios, užtikrintos. Belieka tik tai palinkėti mūsų treneriam, kai jie sėkmingai ruoštų tas komandas, tos žaidėjus ir atsiektumėm norimo rezultato. Pirmiausia, atsiminkit, kad be vyrų ir moterų krepšinio yra dar 8 rinktinės. Yra 4 moteriškos lyties ir 4 vyriškos. 6 Europos čempionatai ir 2 pasaulio čempionatai. Vienas pasaulio čempionatas Naujoje Zelandijoje vyram 18 metų, moterim Tailande. Ten vien nuvykimas kainuoja 140 000. Mes šitom komandom sumažinom pasiruošimo laiką ant 2 savaičių beveik. Vyrai ir moterys tai yra mūsų Lietuvos vizitinė kortelė. Ir mes turim dėti visas pastangas, kad jie nejaustų šitos vadinamos krizės. Nes tas rezultatas, jeigu bus nepasiruošę, kaip sakant, nebus tinkamo laiko ruoštis, bus sumažintas, arba, sakysim, bus gyvenimo sąlygos prastas, maitinimas prastas, važinėsim sunkvežimį, skraidysim dvisparnių lėktuvų, suprantat, turi jie nejaust nieko. Tai vienas pagrindinių mūsų dalykų. Mes esam krepšinio tauta, garsi visam pasaulyje ir turim ir toliau tokiu būti. Mano nuomonė, atėjo laikas, kada mūsų rinktinė turi pradėti keistis. Žmonės turi tokį kvailą įprotį, sensta visi, suprantat? Sensta ir žaidėjai. Mes dabar, žiūrint į ateitį, yra naujas ciklas, olimpinis. Sakyčiau, pagrindinis uždavinys būtų atnaujinti kiek tai procentų žaidėjus, komandą ir patekti į pasaulio čempionatą, kuris vyks kitais metais Turkijoje. Turkijoje jau reikėtų turėti optimalią beveik sudėtį, kuri dalyvaus 2011 metais Lietuvoje, Europos čempionate. Ir žinom, kad norint patekti olimpinės žaidynės 2012 metais Londone, komandos turi žaisti finale, patenka tik 2. Tai va tokie būtų uždaviniai, nes yra toks posakis. Jeigu mūsų ten nėra, reiškia iš viso mūsų nėra. Ir dėl to pirmas uždavinys būtų, kiek atjauninti, patekti į pasaulio čempionatą, ir aišku, jeigu atsiras galimybės kovoti dėl prizinių vietų. Bet tai niekas trenerio nereikalauja ir niekas jo nesmaudė, kad atveš būtinai medalius. Tikslas labai protingai atjauninti, nes tik matys, matot. Jau tas nebežais. Mes galim kloptis ant kelių, buvo geras Šiškauskai ir dar pažaisk, arba ten Jasikevičio, bet tai jau įtempta guma visi, gali trūkti bet kokiu momentu. Todėl mums reikia ieškoti jau kitų žmonių ir skaitau, kad mes jeigu protingai atsijaunysim ir kuo greičiau, to mes daugiau laimėsim prieš kitas Europos valstybės. Tokia yra federacijos nuomonė. Galima sakyti, kad dabar rinktinė yra tokia panašia būklė kaip po Sabonio laikų? Panašiai. Ir čia reikia jau protingai labai savęsti ir netrokšti bet kokią kainą, kad laimėti, nes tas labai gali atsiliepti mums visam likusiam ciklui. Pasaulio čempionatui, Europos čempionatui Lietuvoje ir panašiai.